Aš ketvirta Europai, let's go. Viskas, hebra, čempionatas dar. Hello, anas jau buvo biški tvarkingiau kambarį. Šiandien kambarinės nebuvo, bet norėjau pasidalinti su emocijom, kol dar tos emocijos yra iš šiandienos starto. Bet šiaip Justinas jau mane pripratęs yra filmuoti ir jisai tik įsitraukė kamerą, bet kažkaip šiandien sakau, ai, nereikia, aš jau kėliau vlogą, noriu biški kažkaip ramiai, bet dabar kažkaip norėjau įsitraukti kamerą ir manau tikrai yra ką pasakyti ir su ko pasidalinti apie šiandienos startą. Tai buvo toks vienas iš įdomesnių startų, dar neteko patirti, bet šiaip labai džiaugiuosi, kaip aš su tuo susidorojau. Nes aš esu girdėjusi, kad mes turim nežinau kaip pasakyti be žodžių, mes turim mintise perėti ne tik gerus scenarius, bet ir blogus. Ir aš tikrai kažkada dariau tą perėjimą ir blogo scenarijaus ir šiandien viskas pasiteisino, nes tik nukritus atsistojau, pabaigiau, labai daug gabujusių žinučių, kad išlikau pozityvi ir kad jų manęs gaila buvo, bet žinokit, nėra čia ko gailėti. Visko gyvenime nutinka. Kaip ir minėjau, pradėjau dirbti su sporto psichologė ir gal man tas labai padeda, kad man jį pasakė, kad reikia prisikaupti savo puodelį tiek, kad jeigu kažkas atsitinka blogo, tu vis tiek jautiesi laiminga ir rami, nes jau tas darbas yra padarytas, kad tu prisineši į gyvenimą kažkokių gerų dalykų ir jautiesi gerai įdama į startą, kad tu vis tiek būsi prisikaupus tų gerų dalykų savo gyvenime. Tai manau, tai man labai padėjo ir esu labai laiminga. Aš net negaliu patikėti, kad aš turiu tokią galimybę dalyvauti vienam kriziškiausių finalų, turbūt Europos čempionate, nes yra labai stiprus finalas ir tiesiog labai nekantrauju ir labai laukiu rytojaus. Tiesiog noriu pasimėgauti tą akimirką ir aš žinau, kad man stovėti prie tos linijos tiesiog bus nežmoniškas pasiekimas mano gyvenime ir kad ir kas nutiktų, tiesiog noriu, kad ir dabar savo pasakyti, jog aš atėjau labai toli, aš dirbau labai sunkiai būti, kur aš esu ir aš esu proud. Kad ir kaip tas finalas susiklostys, aš žinau, kad būsiu tiesiog labai laiminga už šią galimybę būti 800 finale. Tai tiesiog norėjau pasidalinti savo tokiom mintim, gal viskas labai raiškiai nesusideda, bet tiesiog labai smagu, kad jūs priėmat mane tokį, kaip aš esu žmogų, nes aš tikrai kartais man yra sunku sudėlioti savo mintis, kartais aš noriu pasakyti vieną ir gal nepavyksta visko, bet aš tokia esu ir dabar jau tikrai jaučiuosi prieš kamerą saugi su jumis. Tiesiog matau, kad jums patinka, ką aš dalinuosi ir labai ačiū, kad priėmat mane tokią, kokią aš esu. Nes aš noriu, kad ne tik džiaugtumėte su manim gerais dalykais, kurie nutinka mano gyvenime, bet aš noriu, kad ir būtumėt su manim, kai kažkas nepasiseka. Tai va, pasidalinsiu tiek, o mes, nežinau, rytoj kažką Justinas gal pafilmuos, aš jam duosiu savo Osmo Pocket, jau sutvarkiau, pasirodo, mano atmintiniai buvo užstrigę failai kitam folderyje, tai reikėjo viską ištrinti, duosiu Justinui, gal jisai pafilmuos, nežinau, kaip jisai jausis, bet jo. Dabar tiek, o aš sakau jums iki rytojaus. Labas rytas vlogas. Šiandien yra 800 finalų diena. Jei. Šiaip negaliu dar patikėti. Tikrai nesijaučia dar, kadangi ir startas labai vėlai vakare, tai gerai, kad nesijaučia. Išmiegojau, šiaip kelios labai panašiai kiekvieną dieną apie 7 ryto ir šiandien atsikėliau, tai susirašiau einu iki Starbuckso biškį prajudint kojytes ir tada eisiu pusryčiaut. Man startas šiandien tik po 9:40 kažkelias, tai turiu visą dieną praleisti, o rytoj pusantro išbėgimai 12 valandą. Laikykit čiurkas už mane, žinokit, bet aš nežinau, kaip ir aš minėjau interviu, nežinau, kas matėt, kad aš kažkaip gal linkau bėgti vieną. Mano treneris sako, aš matau tą tavo ugnelę akyse, kaip tu varžaisi, tau labai patinka. Ir sako, aš manau, tu bėk abudu ir viskas bus okei. Tai aš dabar būdama čia viską suprantu, ką jis turėjo omeny, nes aš tiesiog jaučiuosi žiauriai gerai, man labai patinka išeiti stadioną ir bėgti. Ir aš esu tokia laiminga, kad aš turiu tiek daug galimybių tai padaryti. Tai viskas yra gerai, kad ir aš tą pusantro ateisiu su keliom valandom miego po turbūt labai intensyvaus finalo, su emocijom. Aš žinau, kad aš vis tiek pasimėgusiu tuo momentu, gal jis bus labai sunkus, bet viskas bus okei. Padarysim, ką galėsim, bet dabar gal biški sunkiau susifokusuoti man ties finalu, nes dar turiu startų, tai bandau savo tą emociją palikti tiesiog šiandien ir tada jau po finalo galėsiu galvot apie pusantro startą. Tai va.
Šiandien visai šilta, bet blemba vakare jau atšals. Čia labai keistas oras. Aš pastebėjau, kad vėjas čia ryte nieko ir papietus kyla ir vakare rodo patį didžiausią vėją šiandien. Ir šiaip kitom dienom buvo lygiai tas pats, kas yra žiauriai keista, nes atrodo, kai vakaras, tai vėjas kaip tik nurimsta. Tai jo, šiaip turėtų būti šiandien visai vėjuota. Pasižiūrėsim, kaip jausi stadione, bet vėl, čia mano yra ta problema, kad aš vis permastau. Kodėl aš apie tą vėją mastau, ne? Ir aš net čia nuėjau. Reikia mėgautis momentu. Aš galiu su jumis pasidalinti, kas pas mane galvoje vyksta, nes kartais aš pati galvoju, nu Gabija, ką tu mastai. Tai va, šiandien planas yra tiesiog išlikti ramiai, susikaupti ir mėgautis šiandienos momentu. Gabija laukia kavos. Užnepinau, džiaugiuosi, kad pavyko, eisiu dabar papietauti. Nepasakyčiau, kad man pats maloniausias dalykas laukti starto vakare, nes aš jaučiuosi tokia neproduktyvi. Nenoriu sėdėti prie telefono, bet ir taip sunku tą laiką leisti. Tai jo, tokie pastebėjimai, o dabar einu pavalgysiu, dabar yra apie 22. Tai pagaliau pašnekėsiu biškį su žmonėm, nes nenoriu būti visada užsidarius, bet reikia ir šiaip palsėti. Nu, tai žodžiu, toksai keistas dalykas man. Tokia aš panelytę norėjau nufilmuoti jums pietus, bet žodžiu nenufilmavau. Ruošiuosi einu dabar pasidaryti šeikiautą, labai lengvai 10 minučių prasitampysiu. Tada turbūt po truputį jau pradėsim ruoštis į varžybas. Išvažiuosim labai šiaip anksti, 6 valandą. Šiaip turėtų pagal viską būti kelionė apie 30 minučių, bet vakar buvo toks nuotykis kitiem atletam, kadangi mes gyvenam visai toli nuo stadiono, atsitiko vakar taip, kad buvo avarija ir atletai, kurie turėjo spėti startą, autobusas truko labai ilgai nuvažiuoti ir nespėjo, tai reikėjo kažkaip ten keitę laikus, tai žodžiu. Išvažiuosim anksčiau, kad tiesiog būtų viskas ramu. Sako, gali būti kelionė net apie valandą, šiaip 30 minučių turėtų būti, bet nieks neaišku, ar bus trafikas ar ne. Ir startas po 9:40, tai turėsim nemažai laiko ten praleisti. All ready. Šukuosi Anytą. Lėksim į autobusą. 5 valandas iki starto. Tai ką, 3. My coach told me, give everything. I knew. Also starting in lane number 9, we welcome to Lithuania with 27 at the best, Gabija, number 19. Vietą Europoje, blemba interve, tai aišku, biškai savikritiška, nori greičiau, dar nori geriau, bet pašnekėjom, koks skirtumas PM9 ketvirta, PM8 ketvirta, PM7 ketvirta, turim rytoj padaryti dar darbą, tai
Žiauriai, iš tikrųjų dar negaliu patikėti, kaip ir interviu sakiau, dabar tai nekelsiu vlogo, bet sakau, negražysiu visiems, bet norėjau sakyti, kad čia heiteriam, kurie netikėjo, kad aš privalau būti, kad galiu būti finale, bet tada pagau, kad nemačiau nei vieno heiterio, tai nežinau. Jeigu galvojat, kad aš nepriklausau, tai žinokit, kad aš priklausau. tą norėjau pasakyti. O dabar ledo vane, proteinas, varysim į autobusą ir namo. Bandysime miegot kažkaip. Grįšim už kiek valandų? Kokių 12. Sakau, jūsų kaip skiriasi mano, kaip tas patirtis, nes Paryžiui tai niekaip negalėjau spurgėjau atsigauti, kad geras rezultatas dabar 4 Europai ir jaučiuosi visiškai rami. Gal žiūrėk man padeda ir ta psichologija, žinok, pradėjau dirbti, bet svarbiausia, sakau, dabar nusiramint, grįžt, gerai pavalgyt, nusipraust, atsigult ir bandyt pamiegot. Labas rytas vlogas, aš 4 Europai, let's go, bet už 15 minučių leidžiuosi į apačią ir važiuosim į stadioną, laukia 1,5 kilometro, miegojau, miegot, gal kokią po 12, pamagau 2 valandas, atsikėliau, negalėjau miegot ir tada dar 2 valandas, pamagau. Tai žodžiu, toks tas miegas. Pasižiūrėsim, kaip kūnas jausis, aš kaip visada padarysiu viską, ką galiu. Neatsistačiau, nieko aš nepadarysiu. Aš jau 4 ir dabar aš šiaip labai džiaugiuosi, kad aš bėgau 1,5 ir aš noriu būti finale labiau už nieką, tai šiandien planas yra toks, o pasižiūrėsim, ką visata turi plane šiandien. Žinokit, svarbiausias dalykas tai yra kuo greičiau ir kuo geriau atsistatyti, tai vakar susitepiau beigelį su riešutų sviestu ir bananu. Jūs dar paėmė ten jogurto man proteino gaut, kad iškart tik prabėgus pavalgiau, grįžau, kad nieko nereikia daryti, iškart eit gult ir palsėti. Tai dabar darau tą patį, tepuos beigelį, nes kadangi tiek daug dalyvauju, tai man yra kuo svarbiau, kuo greičiau pavalgyti ir kuo geriau pavalgyti, kad atsistatytų tas kūnas, nes tikrai nemažai aš bėgu. Tai pasidarysiu dabar beigelis su riešutų sviestu ir bananu ir pasimsiu su savim, kad jeigu praeinam, iškart pavalgau, atsistatau, kad viskas būtų liuks. O jeigu ne, eisim į McDonald'ą. Beigelis supakuotas, aš beveik supakuota, jau reikės lėkti į apačią, nes dabar po 9:15, po 9:30 autobusas. Ready to go. 20 minučių iki Kalrumo, vienam persim, padarysim vieną straidą ir atgal į kovą. Viskas, hebra, čempionatas, da. Viską atidaviau, ką galėjau, bet manau, kad ir praeis su tom 300 į finalą jau būtų rūkštų, tai paliekam ties 4 vietą, čempionatas baigtas. Hello, aš jau grįžau iš stadiono, su Justinu nulėkėm į McDonald'ą, pavalgiam. Nežinau, ko čia jūs blemba pasakyti, gal palaikysiu. Bet kaip ir norėjau užbaigti šitą vlogą, praeitam klipė sakiau, kad užbaigiu, bet norėjau gal dar labiau pasakyti kažką. Bet žodžiu, šiaip gal norėčiau pasakyti, kad bet kokiu atveju, aš žinau, kad man trūko tiek nedaug patekti į finalą ir nemeluosiu, aš tikėjausi, kad patekau, bet varžovė tikrai paskutiniu momentu išėjo. Iš tikrųjų, aš esu labai laiminga už varžovę, kuri turės tą galimybę sudalyvauti finale. Visgi aš jau turėjau savo momentą ir aš jaučiuosi pasiekusi tiek daug. Esu gal biškį emociškai išsekusi. Tikrai yra labai sunku atsigauti po tokio starto. Nesitikėjau užimti tokią aukštą vietą, tad esu labai laiminga ir kaip ir nutiko 1,5, likau viena už brūkšnio, bet viskas yra tikrai labai gerai. Man reikia
pailsėti, priimti tą 4 vietą ir pasidžiaugti, nes negalėjau pasidžiaugti po finišo, nes turėjau 1,5, tai buvo tikrai labai sunku. Šiaip aš esu labai laiminga savimi, kad man netgi su tiek mažai poilsio, miego, su tokiom emocijom pavyko subėgti tikrai solidžiai. Gal neparodžiu visko, ką galėjau 1,5 kilometro, bet esu nežmoniškai laiminga ir viskas yra tiesiog labai liuks. Tai tiesiog norėjau pasisakyti, noriu būti labai atvira ir kaip ir minėjau, tikiuosi ne tik pasidžiaugėt mano gerais momentais, bet ir šiandien gal truputėlį nepasisekė, bet yra viskas labai gerai. Jau užbaigsiu šitą vlogą, ačiū, kad žiūrėjot, pasižiūrėsiu, ką Justinas prifilmavo, jam buvau palikus kamerą, bet dabar eisiu nusimaudysiu ir pamiegoti, nežinokit, aš visiškai kaip lavonas dabar vaikštau, be jokio miego, su crazy emocijom, tai bent biškį noriu numigti ir tada lėksim jau stadioną žiūrėti varžybų ir praleisti šias paskutinės dienas Birminghame. Tad ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitam vlogę.